atvykome. Pažiūrėkim visą kambariuką. Viena sofa lova, televizorius, spinta, kita lova. Viskas nieko. Ai, dar va. Stalas su mūsų daiktais ir virtuvėlė tokia. Ir čia dar didelė vonia. Koks dušas didelis, wow, koks didelis vonios kambarys. Ką čia padarėjai, hendukai? Šviesą įjungiu. Šviesą įjungi, taip. Išlindom iš karto pasivaikščioti. Apsistojome pačiame centriuke. Aišku, šitas centriukas mažiukas, nes pats miestelis labai mažas, čia tik tais nepilnai 6000 gyventojų gyvena. Tai einam, pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Renkamės magnetuką, visada parsivežam miestų magnetukus, jeigu randam. Aš mama norėčiau va tavo raudoną spalvotą. Man tas su karvyte? Šitas ar šitas skanai? Kuris patinka tau? Šitą išsirinkai? Parsineša magnetuką, kur kanukas išrinko. Pirmas kelionės magnetukas. Valio! Olomouce pamiršom. Pamiršom. Čia pakeliui nemačiau. Nebuvom. Vaikai truputį nori pasikarstyti, prasidėjo 4 valandas, tai va, dviračių laikikliai jam puiku. Visi žiedai gražiai gėlytėm apsodinti, va. Paėjom vaikiškų žingsnių kokių 10 minučių, tai reiškia labai lėtai viską paliesdami. Beveik jau praėjom visą miestelį. Bet gražus, daug gėlyčių, jaukus. Matom va iš toli bažnyčią, einam pažiūrėti. Va, kokia graži didelė bažnyčia. O jos bokštas yra net 60 metrų aukščio. Ir be to, ji yra vienas gražiausių neogotikos stiliaus pastatų viršutinėme Austrijos regione. O šis miestelis labiausiai išgarsėjo tuo, kad jame buvo atrasti jodo turintys mineraliniai šaltiniai. Tai žmonės čia atvažiuoja pailsėti, pakvėpuoti grynų orų, pasinaudoti spa procedūromis įvairiomis, kurių čia yra ypatingai daug dėl tos priežasties, dėl tų jodo mineralinių šaltinių. Taip pat yra daug gražių parkų, kad būtų galima tiesiog ramiai pasimėgauti kelionę. Va, prieki panašu, kad kažkokį parką matom, tai einam apsižiūrėti. O kokie gėlynai, koks parkas gražus, kiek spalvų. Ir fontanas per vidurį, aišku, vaikučiai jau eina išbandyti vandenuką. Šaltas? Nelabai truputį šaltas. Ne koks lavalas, o gal galėjimo filmuo. Aha. Oho. Ką čia turi? Saka. Iš kur ištraukiai? Iš vandens. Iš vandens. Taip. Šlapia. Taip. Aš išgelbėjau vabalą. Išgelbėjai vabalą. Kvepia? Apsipirkai endutį? Ką čia turi? Mimiduos, vasikus ir vasikus. Mimidorai? Čia pomidorai? Ir šokoladai. Ir šokoladai. Labai gražiai visur tos gėlytės papuoštos iškart suteikia tokio gyvumo, žavesio. Parodyk, kiek turi? 3 kaštonai? Taip. Algomu, kad atiuosi.
Kaštonų nevalgom, čia tau kanukas pririnko, taip? Radai dar kanukai? Taip, daugiau. Einam bandelių truputį nusipirkt vakarieniai. Sveiki susirinkę į mūsų vakarienę. Bandelių prisipirkom, turim daržovių, avokado, agurkėlių, užtepėlių, čia kažkoks, kas čia, žirnių baltymai, ne? Gal galėjau aš susitepti? Galė. Skanaus. Skanaus. Aš Sandui daviau. Maitini, brali. Aš šitą tau visas. Oi. Vakariniai pasišokinėjimai prieš mėgelę. Taip. Andutė, ką čia darai? Bums. Labas rytas. Labas. Andutė, labas. Nepasitas. Gerai įsimiegojot? Kur šiandien važiuosim? Į Italiją. Čia. Tai pavalgom, susidedam ir važiuojam. Išvažiuojam, važiuoti 6 valandas 6 minutės 512 kilometrų. Tai labai fainas miestelis. Šiaip tose miestelėse, kur mes buvome apsistoję Vokietijai ir čia Austrijai, tokie maži miesteliai, jie labai jaukus ir migrantų labai jaučiasi mažai. Tai tokie daugiau pagyvenusių žmonių, labai taip kultūriškai, va čia Austrijoje jaučiasi. Tai labai jauku mums tokiuose miesteliuose. Jo. Ir man patinka. Ir tau patinka? Ir tau? Kai važiuojam. Važiuojam į Italiją.